Šiandieną kalbinu uždarosios akcinės bendrovės Ruby įkūrėją ir generalinį direktorių Gediminą Nemanį. Tai Gediminai, gal galėtume trumpai pristatyti savo atstovaujamą įmonę? Taip, žinoma, sveiki, malonu. Gediminas Nemanis, UAB Ruby įkūrėjas, kaip minėjo. Ir Ruby įmonėje mes kuriam, gaminam ir pardavinėjam elektrinės pavaras dviračiams Ruby. Tai įrenginys, kuris gali bet kurį dviratį paversti elektriniu, nenaudojant nei vieno laido iš esmės. Tai esame lietuviškas startuolis, įkurtas 2015 metais. Ir šiuo metu gaminius gaminam ir parduodam į daugiau negu 40 pasaulio šalių. Tai augam, plečiamės ir ambicijos didelės. Ir tuo pačiu stengiamės kažkaip prisidėti prie edukacijos jaunosios kartos ir apšvies truputėlį, kaip tie startuoliai veikia ir tiesiog padėti, kam galim. Tai labai šaunu, nes iš tikrųjų vykdant apklausas, darant mokinių apklausas, jie iš tikrųjų paminėjo jūsų įmonės kuriamo produktą kaip labai puikią alternatyvą iš tikrųjų spręsti tokias problemas kaip gamtos tarša, eismo spūsčių susidarimą, automobilių parkavimo vietų trūkumą didmiesčiuose ir dar taip pat kaip skatinančią priemonę žmonės fiziškai judėti. Ir taip pat paminėjo, kad tai yra puikia alternatyva iš tikrųjų taršiems automobiliams, kas yra labai šaunus pavyzdys. Taip pat jie paminėjo jūs kaip gerą pavyzdį, nes įsiminė pagrindinis niuansas, kad jūs savo startuolį iš esmės jau pradėjote kurti, bandyti kurti dar paauglystėje. Tai čia iš tikrųjų labai puikus pavyzdys, kaip savo pomėgį jaunas žmogus gali išvystyti iki sėkmingos verslo idėjos. Tikrai labai džiaugiamės, kad dalyvavote mūsų projekte ir beje, jeigu neklystu, tai mūsų susitikimas pirmas buvo prieš 1,5 metų. Tai džiaugiamės, kad ryšys visgi nenutrūko. Ir kaip manote, ar Lietuvoje yra pakankamai kalbama apie etiką versle, etišką elgseną, etišką lyderystę bei etiškumo svarbą visuomenėje plačiaja prasme? Kaip čia, toksai dvilypis atsakymus būtų turbūt. Aišku, kalbėti apie tai niekada nebus per daug. Ar pakankamai, sakyčiau, nepakankamai, reikėtų kalbėti daugiau, bet tendencijos bendrai paėmus tai yra tikrai labai teigiamas, nes kuo toliau, to daugiau matom lietuviškų verslų atstovų ir įkūrėjų ir kas vadovauja tiem startuoliam, vadybinės komandos, jos vis daugiau ir garsiau apie tai kalba komunikacijos kanaluose savo, ar ne? Tai aišku, kalba ne tik per LinkedIną, kai rašo apie tą būtent etišką lyderystę ir etiškus verslus, bet per visas komunikacijos savo galimybės, ar ne? Tai mes tos gerosius pavyzdžius tikrai matom ir jų tikrai labai daugėja. Ir plus tai turbūt ateina iš vartotojų pusės iš tiesų, nes vartotojai kuo toliau, tuo ir įmonių klientai, kuo toliau, tuo daugiau kreipia dėmesį būtent į tą verslo etiškumą, ar ne? Tai jau nebėra itin pats svarbiausias faktorius, kad, tarkim, įmonė pasiūlo geriausią kainą kažkokiam produktui, ar ne? Tai klientas labai dažnai pasižiūri ir būtent kaip tas verslas veikia, ar ne? Ar jisai neturi kažkokį kriminalinės istorijos, ar neteršia gamtos, ar tai vykdo kažkokias socialinius įsipareigojimus, ar ne? Ar moka atlyginimus visus, taip sakant, baltai ir ne vokeliuose kažkur. Tai labai tos istorijos, pavyzdžiui, tie neigiami pavyzdžiai labai greitai paplinta per tos įmonės rinką, ar ne, ir tada gali pasidaryti labai daug žalos. Tai manau, verslai skatinami tiek bendros augančios kultūros verslo, tiek savo klientų tikrai vis daugiau apie tai kalba ir stengiasi, ir ne tik kalbėti, bet stengiasi ir tai gyveninti iš tikrųjų. Tai bendros tendencijos tikrai labai geros, bet tikrai būtų galima ir dar daugiau kalbėti, nes to nebus per daug turbūt niekada. Pritariu. Ir kaip vertinate iš tikrųjų interviu su mokiniais, kuriame dalyvavote? Tai yra būtent mokinių atlikta analizė apie jūsų įmonę, mokinių paruoštus klausimus iš anksto bei inicijuotą tą nuotolinį susitikimą interviu. Puikiai, sakyčiau puikiai. Iš tikrųjų buvau to nuotolinio susitikimo metu maloniai nustebintas atliktų namų darbų mokinių. Tikrai įžvalgos buvo geros ir kažką patys naujo sužinojom ir
Šiaip panašu, kad tikrai mokiniai labai puikiai suprato savo užduotį, tikslai jam buvo suformuluoti tikrai gana tiksliai ir tikrai, sakau, buvau maloniai nustebintas to, ką išgirdau ir pamačiau ir patarimų ir rekomendacijų gavom visko. Tai tokia buvo labai, tikiuosi, abipusiai naudinga ta diskusija, toksai susitikimas ir šiaip tikrai rekomenduočiau kuo įmanoma daugiau tiek įmonių, tiek mokinių jungtis į tokią programą ir tikrai inicijuoti tą dialogą tokį tarpusavį, nes galbūt tai tema, kuri dažnai tos žinių mainymuose projektuose tokios, ar ne, tarp edukacinių tų įstaigų ir verslo. Tai tema nėra tokia labai dažnai paliečiama, bet manau, nauda yra tikrai didelė ir abipusė, ir tikrai naudinga. Tai šiaip tikrai malonu nustebintas ir tik daugiau to. Tai kaip ir ko gero atsakėte į mano 5 paruoštą klausimą, kaip vertinate idėją į ugdymo procesą įtraukti etiško verslumo programą bei veiklas įtraukti verslininkus ar organizacijų atstovus. Tai ko gero kaip ir... Vienareikšmiai. Viskas aišku, ačiū labai Gediminai iš tikrųjų už skirtą laiką ir tikėkime, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis mūsų bendradarbiavimas. Tai žinoma, diskutuokim, kalbėkim ir darykim Lietuvą geresnę. Ačiū labai dar kartelį.